Man tai nesvarbu. Padaryk mane, greitai. Gal šitą... auginat vaikus? Kas iš jūsų jau gaunat pensiją? Ir gal kas iš jūsų gavot 100 000 kyšį, kad ateitumė čia? Ir galiausiai, kas pritarėt, kad kainos yra per didelės ir
kad mūsų pajamos per mažas. Tūkstančiai žmonių socialiniuose tinkluose įsijungia į boikotą, protestą ir organizavimąsi, nes mums gyvenimas per brangus. Šiandien protestai vyksta ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Tačiau, ar mes protestuojam tik prieš aukštas kainas? Mums aiškina, kad mažas atlyginimas, bedarbystė, sunki padėtis ir per aukštos kainos yra mūsų pačių kaltė. Tie, kurie neranda darbo, nebaigia tinkamų mokslų, gyvena iš socialinės pašalpos, o ne aria už minimumą. Tie, kurie nebesugeba išmokėti būsto paskolos, yra tinginiai ir patys kalti. Tie patys, kurie juokiasi iš mūsų problemų, žada, jei tik pakankamai norėsime, tai viskas yra įmanoma. Tai reikia stengtis dirbti už tą patį šūdiną atlyginimą. Lyg tai Maksimos milijonai atsirado dėl savininkų didelių pastangų, o ne dėl tūkstančių trokštančių dirbti už minimumą. 2011 metais Lietuvoje krizė baigėsi bankams ir valdžiai, bet prasidėjusi 2008-aisiais nesibaigė mums iki šiol. Ji tapo mūsų kasdienybė. Daugelis prarado pastovius darbus, iš kurių išėjo neva savo norų. Pajutę paskolų naštą, daug kas prarado namus, nebegalėjo savęs išmaitinti. Valdžia tuomet nusprendė, kad reikia gelbėti ne žmonės, o ekonomiką. Jie sakė, jei paaukosim nemokamą mokslą, socialinę apsaugą, vardan to, kad išgelbėtume ekonomiką, vėliau ji mus išgelbės. Su tūkstančiais emigravusių ir dar didesnė dalimi nuskurdusių. Ką reiškia ekonominė krizė? Iškyla skirtingose vietose ir įvairiomis formomis. Pradedant Occupy judėjimu Jungtinėse valstijose, gegužės 15 judėjimu Ispanijoje, solidarios ekonomikos tinklų Graikijoje, studentų universiteto okupacijom Kroatijoje, Bosnijos sukilimu ir baigiant iki dabar nuo kovo mėnesio besitenčiusių ir vis augančių sukilimų Prancūzijoje, kurio nesugeba ir gal ir nenori reprezentuoti mūsų spauda. Visą tai pasakoju tam, kad suprastume, jog tai, dėl ko mes čia susirinkome, yra ne mūsų vienų problema, o milijonų žmonių Europoje ir už jos ribų kova. Tai problemos neturinčios sienų, tautybių, rasių, lyčių ar religijos. Užtenks lenkti nugarą ir galvoti, kad galėtų būti dar blogiau. Jau pabodo klausytis politikų pažadų ir banko ekspertų komentarų. Atėjo metas kalbėti mums. Užteks kukliai prašyti algos pakelimo 10 eurų. Užteks tikėtis, kad pensija kitais metais galbūt dar keliais eurais pakels. Ir užteks džiaugtis, kad mes esame tie, kurie paklusniausiai atidavėm savo socialinės apsaugas, vardan šventos ekonomikos. Mes nepatenkinti esame padėtimi. Dirbame per daug ir uždirbam per mažai. Galbūt reikalaukiam sutrumpinti darbo dieną ir didinti atlyginimus trigubai. Mums nereikia politikų, kurie nusakytų, ko galime reikalauti ir ko ne. Jie neklausia mūsų, ar gali per pusę nukirpti bedarbystės pašalpas, kai kitą dieną mus metė iš darbo. Prieš 100 metų, kai žmonės įsikovojo 8 valandų darbo dieną, jiems taip pat sakė, kad ekonomika sugrius. Dabar, praėjus 100 metų, kelis šimtus kartų padidėjus produkcijai ir gamybos efektyvumui, mes vis dar turim arti tiek pat valandų ir gyventi nuo algos iki algos. Aš žinau, kad pirmadienį mes vėl eisim į darbus, universitetus ir parduotuvės, bet tai yra akimirka, kai tikiu, kad kažkas realiai gali pasikeisti. Viešosios tvarkos, neskatint pažeisti įstatymų, neskatint tautinės, rasinės ir kitokios neapykantos, bet suprantu, kad mes čia susirinkome
ne iš didelio džiaugsmo, o iš didelio pykčio. Aš irgi piktas, mes pikti. Ir už tai siūlau, kai nueisim į santuoką, neišsiskirstyti, o nuspręsti, kaip toliau šitą pyktį konstruktyviai nukreipti į tolimesnius veiksmus. Tai planas toks, kad pradėsim to eiseną, prašom praleisti didžiuosius banerius, diržą čiapiną, kaulus, per brangus į priekį. Važiuojant būgnai, toliau visi mes ir prašau, nesigėdinkit prisijungti prie šūkių, išdalinom visiems šūkius, garsiai šaukiam, kas nori pasisakyti, kai ateisim į santuoką, bus atviras mikrofonas, prašau, ruoškitės kalbas.
brangus, gyvenimas per brangus. Jau pirštai nebeveikia. Neturiu. Džiuvo. Šo?
Tai labai gerai, Justina prisiminimas. Tuo pačiu beina. Nu, nematau aš jūs niekaip. Visi žinau, kad užkimę, visiems gerklės skauda nuo rėkimo, labai gerai, kad garsiai praėjom, labai buvo džiugu, kad praėjom per gatvę, sustabdėm eismą, kad visos mašinos... Kas nėjo, išgirdo, kas važiavo apsipirkti ar namo ar į darbą, pamatė, jeigu nepamatė, nesuprato, paskaitys gal laikraščiuose arba pažiūrės internete, kas čia vyksta. Tai, man atrodo, pasiekėm daug daugiau žmonių negu tie, kurie tik tai mes čia esam. Tai dar kartą parėkim visi savo ir paplokim. Kad nesėdėtume, neburbėtume, iš ko viskas išaugo, iš ko visi mes čia esam, daugybė žmonių. Kad šitas visas mūsų susirinkimas, mūsų jėgos nenueitų veltui, mes norim toliau kažką daryti. Tai visi šitie žmonės dabar, kas susirinko, mikrofonas čia yra, organizatorių nėra kažkokios hierarchijos 1, 5 ar 10, mes visi esam organizatoriai. Tai noriu pakviesti ir visi noriu, kad kartu pasidalintume savo problemom, pasidalintume savo nuomonėm, tai šitas mikrofonas yra visiems. Taip, tuoj. Tai dabar kviečiam visus, kas nori kažką pasakyti, kas turi kažką pasakyti neilgom kalbom, trumpiem pasisakymam, 2-3 minutės, o toliau, vėlgi, kaip sakiau, kad šitas visas susiėjimas nenueitų niekur, mes norim toliau organizuotis, toliau kažką daryti. Ir dabar, kaip matėm, kad prekybos centrų boikotas poros dienų, jau jis kažką padarė, jau jis spaudoje, jau pastebėjo, jau Maxima daro nuolaidas, nes išsigando, kad mes neteisim. Tai toliau mes turim kažką tokio daryti, organizuotis ir dabar po pasisakymo apie tai, apie savo problemas, apie nuomonės, vėlgi neišsiskirstom, o bandysim organizuotis, kažką galvot, ką darom toliau, nes šito šiandien dienos protesto, kad ir koks jis buvo įspūdingas, negana. Mums reikia toliau kažką daryti. Turi kažką pasakyti, prašom ateiti arčiau. Pirmą žodį duodu... Česlavas Kasperavičius. Kauno jungtinis demokratinis judėjimas. Aš už taip, kad Maksimui neliktų nei ženklo Lietuvoje. Jų nereikia, oligarchinių parduotuvių nereikia, kainų nereikia. Neapsiribojam šitą akciją. Tęsiam boikotą iki tol, kol nušluosim Maksimas nuo žemės paviršiaus. Tokių kainų negali būti. Tokių nesąmonių negali būti Lietuvoje. Mes ne vergai, mes privalom jiem diktuoti kainas, o ne jie mums. Iškeliauja, jubi laiko iš Lietuvos. Būkit vieningi, eikit
gerais keliais tiesiais ir už tą Maksimą, tą bjaurybę pajuodusią gyvatę. Neikite ją! Jaunimas ir ne vien jaunimas, nes man atrodo visi esam čia labai skirtingų amžių, labai skirtingų grupių ir jaunimui reikia ateities, vyresnio amžiaus žmonėms reikia taip pat oraus gyvenimo ir mes visi esam tame kartu. Tai ne tik jaunimas, ne tik senimas, o visi kartu turim kažką daryti, kovot. Prašau. Labą dieną. Matau, mano draugai sakydavo, kad visi išvažiavo rimti žmonės, liko tik baudžiauninkai. Pasirodo, jaunimo yra žmonių, kurie turi tvirtybės jėgos atstovėti savo teises. Aš ne partietis, esu kaunietis, tik siūlyčiau boikotuoti ne taip, kad nevažiuoti į prekybos centrus, bet savaitėm. Jeigu savaitę nevažiuojam į Maksimą, kitą savaitę į Rimi, tada jie pajūs. Pirmą etapą laimingą įveikėm, dar keli liko ir būsim laimingi Lietuvoje. Tai jaunimas ir senjorai, studentai ir senjorai turi vienytis. Tai sukūrė maršą, kad eiti žygiuoti su maršu, kur dabar padainuosiu tą maršą. Kur studentai ten ir aš, kur studentai ten ir aš, kur studentai ten ir aš, gal teisybė jie suras. Valdžia plėšia nuo žmogaus, valdžia plėšia nuo žmogaus, valdžia plėšia nuo žmogaus, aš tai ko jau nesugaus, jei sugaus tai nenubaus, jei sugaus tai nenubaus, jei sugaus tai nenubaus, dar geresnė vieta gaus. Tai matai, kokia pasvaruoja. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti jumis, kauniečiais, nes kai prisijungiau prie jūsų eisenos, pastebėjau, kad mes mokame eiti ir mokame šypsotis. Tai yra pirmas dalykas, ką mes mokame gražiai parodyti, kad mes esame vieningi, su šypsena, mes nieko nebijom. Mes turim balsą. Aš noriu, kad šitą eiseną nesibaigtų tik tais šiandieną ir čia ir dabar. Aš noriu, kad mes visi ir toliau rodytume savo valdžiai, savo oligarchams, kad mes galime daugiau už juos. Mes esam lietuviai, mes esam kauniečiai, mes galim viską parodyti jiems daug stipriau ir daug smarkiau. Gal žino tokią radiją stotį Pūkas? Tai va, mano dėdė bando suburti žmonės vienyje per radiją, per televiziją, sakykim. Bet manau, per Facebooką tai toli gražu galima pasiekti daug daugiau. Todėl nenustokime vienyti vieni kitų ir kitą kartą tikiuosi, kad daugiau bus žmonių ateis į mitingą. Ačiū. Tai sveiki visi, aš esu Tomas, aš norėjau papasakoti tokią gal labiau asmeninę istoriją. Metus dirbau vertėjų, buvau kaip ir save įdarbinantis, turėjau individualios veiklos pažymą. Ir kadangi per naktis versdamas tekstus užsidirbdavau tik tiek, kad neišeidavau sumokėti mokesčiam, dabar aišku gaunu stipendiją, bet atsidarau vieną dieną banko sąskaitą ir ten minus 150 eurų. Ir tai reiškia, kad kai iš manęs nuskaitys dar valstybė visus kitus mokesčius, tai mano kito mėnesio stipendija visa nueis mokesčių. Žodžiu, ir man nebus už ką tikriausiai mokėti nuomą ir iš viso nežinau, kaip ateinančius kelis mėnesius gyvensiu. Ir aišku, aš tikriausiai esu geresniai padėty negu pusė Lietuvos. Aš vis tiek gaunu stipendiją, man nereikia arti už 300 eurų, aš galiu mokytis už 400. Bet manau, kad kas gero galėtų išeiti iš po šitos eisenos, tai kad mes pradėtumėm burtis
į kokius nors mažus būrelius, kurie galėtų pradėti vieni kitiems padėti išgyventi. Ir kad solidarumu galėtumėm įveikti tai, kas mus labiausiai spaudžia. Ačiū. Labas. Aš esu Nojus, aš nesu lietuvis. Aš iš gimtas Amerikos, bet gyvenu Kauno visi 2 metų. Į Kauno aš esu dirbininkų vyrėjas. Ir biškai pamoko būti dirbininkų gyvename sunkiai visur. Ir be kovot negyvename. So kartu mes strong. Alio. Sveiki, atvažiavau iš Kėdainių, prieš metus grįžau iš Anglijos. Ir žinot, kas labiausiai skauda, kad mes tenai sėdėdami, žinokit, verkėm Lietuvos pasiilgę, o čia atvažiavus mūsų niekas nepriima. Sakau, žinokit, skaudu, kad senoliai mūsų tiesiog prabustų protėviai, žinokit, apsiverktų. Iš tikrųjų skauda. Ir paskui mūsų lietuviukai šneka lapatėną, aš norėti kalbėti lietuvišką. Tai tą mes ir turim, žinokit, ant tiek skaudu yra, kad atvažiuoja grįžti ir niekas nepriima, tu čia niekam nereikalinga, tai apie kokias sugrįžtuvės kalba? Vieningai, tik tai vieningai jaustis. Baisu tiesiog, sakau, vieningai ir tik tai vieningai eiti ir riekauti, nes čia nesąmonė. Kasgi šitaip daro? Vakar nuėjau į Iki, kaina paprikos 2,99, kur tai matyta? Kokią kainą? Vienykimės ir būkim kartu ir aš visada su jumis. Sveiki, aš Justas ir kadangi mes prisidėjom prie organizavimo kažkokio, tai galvojam, kaip būtų galima toliau tai tęsti, tai siūlom gal tų pačių smagu girdėti daug istorijų iš visų gyvenimų, bet būtų protinga galvoti, ką darom toliau. Kai, tarkim, konkrečiais pasiūlymais, kaip galvojam, ką toliau daryti, tarkim, vienas iš leidinių, kuris sklaidė aplinkui, yra apie naują darbo kodeksą, kuris, tarkim, pakeis daugelio iš mūsų gyvenimus, jis yra apie tai, kaip pasikeis darbo santykiai. Tai aiškiai, daug daugiau žmonių galės lengviau iškristi iš darbo, nes bus sumažintos apsaugos jų. Ir, tarkim, vienas iš galimybių, tarkim, kovoti, kaip pagerinti savo gyvenimo situaciją, tai aiškiai, turbūt reikėti pastovius atlyginimus ir negauti bedarbio pašalpų ir panašiai, tai turbūt reikia kovoti už darbo sąlygas, kurios gali padėti ir kartu su šitom aukštom kainom kylančiom. Tai manau, čia galėtų būti, tarkim, vienas iš būdų, kaip galvoti toliau, ką būtų galima veikti. Aišku, toliau galima, aš galvoju, kas būtų įdomu, tai yra galvoti, kas galėtų toliau tęsti boikotus, kaip juos organizuoti, kas toliau tęsti protestus, nežinau, ar važiavimo autobusais į Lenkiją apsipirkti. Nu, kad ir kas kam rūpi, gal kas turit pasiūlymų, teikit, pasidalinkit ir manau visiems įdomu išgirsti, galvoti, ką toliau daryti ir burtis po šitos diskusijos toliau. Labą dieną, aš esu Kristina. Norėčiau pasiūlyti tokį pasiūlymą, kadangi čia dabar labai daug susirinkom, nu aišku, dar truputėlis, ne taip daug, bet labai norėčiau, kad jeigu galima, pavyzdžiui, kurie ten organizavo šitą visą renginį, kad paprasčiausiai parašų rinkimas ir tai duotų jau kažkokią tai naudą. Gal įmanoma sukurti ten tokį tekstą prieš tą darbo kodeksą, nes jie žada jau iki Liepos mėnesio priimti būtent tą darbo kodeksą. Aš nežinau, čia būtinai reikia priešintis, kas domisi šitais dalykais, nes visi esam dirbantis. Ir aš, pavyzdžiui, gaunu minimumą, iš to minimumo visiškai negaliu pragyventi, nes turiu 4 vaikus. Tai yra labai liūdna. Mano draugai išvažiavę, aš pasilikau Lietuvoje todėl, kad aš noriu čia gyventi. Ir mano vaikai, aš tiesiog noriu mes čia pasilikti šitoj Lietuvoje. Bet kadangi neįmanoma, tai nors kažkaip priešinkimės, bent parašais kažkokiais, tai reikia sukurti tekstus, kad galėtume... Aš jau pradėjau kalbėti dėl to boikoto. Čia arčiausias ir trumpiausias kelias dabar. Mums pradėjom boikotuotos parduotuvės ir reikia ir pabaigti, laimėti kažkokią tai kovą. Bet pirmiausia, aš galvoju, tokia mano nuomonė, kad pirmiausia reikėtų savaitėm jos boikotuoti. Vieną parduotuvę savaitę, kitą savaitę, iki 3 savaitę Rimi, 4 Norfa. Ir žinokite, šitą kovą reikia pamėginti laimėti. Tada mes laimėsim ir kitas kovas, pradės skaityti su mumis. Suprantat? Bet jeigu dabar mes nelaimėsim, dabar nuleisim rankas,
tai vėl bus tas pats. Taip. Gerbėmėjai, boikotas turi tęstis iki tol, kol kris kainos keturgubai kaip dvigubai ir nenuleis rankų. Nepirkt ir dar kartą nepirkt. Rasim, yra ūkininkų turgeliai, yra reiškia, pavieniai ūkininkai, yra pardavėjai, yra maži kioskeliai. Galų gale ir į Lenkiją galim nuvažiuoti. O kas? Savo pinigus paliksim oligarchams sušiktiems. Kam jam palikti mūsų pinigus? Mes pas Lenkus nusipirksim pigiau ir jiems rakštį į užpakalį atsiprašant įkišim. Tiem oligarcham. Nereikia jų čia nei parduotuvių, nei jų kainų. Mes turime diktuoti kainas. Ne jie mums turi kainas diktuoti. Jie su mumis turi tartis, o ne su valdžia perkant įstatymus. Jie nueina pas valdžią, susitaria, nusiperka įstatymus ir atsiprašau paskui kainos kosminės. Tokių nėra nei Vokietijai, nei Prancūzijai, nei Anglijai. Nors jų atlyginimai 5-6 kartus didesni ir dar daugiau, 10 kartų didesni. O kainos 3 kartų mažesnės negu Lietuvoje. Nesąmonė. Neperkam čia. Radinio judėjimo pirmininkė ir dar bendruomenės pirmininkė. Žodžiu, jau 10 metų esu aktyvioj visuomeniniai veikloj ir matau, kad jeigu jaunimas nesijims akcijų, nesijims darbo, tokio, kokį šiandien padarė, lenkiuosi tikrai žemai, labai dėkoju jaunimui, kad suorganizavo, kad pasiaukojo tokią dieną, labai džiaugiamės, nes mūsų jėgos jau silpsta, mūsų jau visi pensininkai, kaip sakoma, jau eina į pensiją ir žodžiu mes labai žinom, kad šitas darbas yra labai sunkus, labai alinantis, tarp jūsų toj prasidės, kaip sakoma, nesutarimai, atsiras papirktų žmonių, kurie norės, kad jūsų organizacija būtų suardyta, būkit labai atsargus. Mano karti patirtis sako, kad visada tokių oligarchai randa. Ir nereikia, kaip sakoma, svaigti, o reikia dirbti tyliai, ramiai ir kantriai. Mes dabar turim pirmiausiai, ką daryti mano nuomonė. Sudaryti sąrašą mažų dar likusių Kaune parduotuvių. Mažų. Tokių, kaip yra, pavyzdžiui, Panemunėj, pas mus išlikusių dar, tai mes jas palaikom. Reiškia, paskui reikia sudaryti sutartį su ūkininkų turgeliais, kad jie dirbtų ne tik iš ryto, kad jie dirbtų, pavyzdžiui, nuo kokios 12 valandos iki kokios 20 bent vasaros laiku. Kad žmonės, kurie dirba, kad jie galėtų apsipirkti. Varo iš Lietuvos jaunimą, kad jie daro vergais mūsų žmonės, kad jie patys tampa vergais. Va šitas dalykas, bet reikia išaiškinti konkrečiai, skaičiais, kiek uždirba prekybos centrai, kiek uždirba perdirbėjai, kiek mes permokam palyginant su kitomis šalimis. Viską tą reikia sudėlioti. Ačiū Jums, ačiū. Išklausius jaunimo ir pamatęs, kiek daug susirinko, linkiu tikrai susivienyti ir susijungti, nebūti vienišiems kovotojams, kaip aš kovoju prieš Norvaišų šeimą, Norvaišų žentus, kurie sužlugdė mūsų verslą, atėmė namus kartu su savo pagalbininkais, ne jie vieni. Nepilnamečius vaikus išmetė sausio mėnesį ant asfalto ir prieš tokią ponę Jūratę Norvaišienę mes esam bei. Gerai, dabar išgirdom daug problemų ir visiems pikta, visiems skaudu, todėl mes čia ir esam ir turbūt kiekvienas iš mūsų galėtų pasakyti labai daug. Bet kol mes čia esam visi, kol nepavargom stovėti, kol nesulijom, pakalbėkim truputėlį apie tai, ką mes galim daryti, kaip mes galim organizuotis, kad išsiskirščius, grįžus namo, nepamirštume viso šito dalyko ir neįtume toliau vargti savo vargų, o kad kažkas imtų keistis. Tai dabar noriu paprašyti, kas turi idėjų, kas turi kažkokių būdų,
planų kažką kaip daryti, tai dabar ateiti žmonės ir pradėti pagalvoti, ką mes galime iš to daryti toliau. Sveiki, aš Viktorija, esu studentė, turiu vieną pasiūlymą, kokiu būdu galima organizuotis. Pati išėjau iš darbo savo norų, tai įvyko todėl, kad paminėjau darbo kodeksą ir kovau už savo teisę į geresnį atlyginimą ir prieš išnaudojimą. Keltai, kad iki 4 eurų liko tie patys. Ir po savaitės tas žmogus išėjo iš darbo, bet jam buvo išmokėta tokio dydžio kompensacija, kaip jis būtų dirbęs dar 3 mėnesius už tą atlyginimą. Taip pat atostogų pinigai. Tai iš tikrųjų galit, kas iš tikrųjų dirba tokiuose darbuose ir manat, kad būtent šita taktika galėtų suveikti, tai galit, mes dalinom tuos lankstinukus, tai ten ir yra mūsų kontaktai. Mūsų būtent ir yra idėja burti solidarumo tinklą, kuris veiktų kaip tam tikra apsauga mum. Nes profsąjungos ir visi legalūs keliai ne visada išsprendžia reikalus. Taip, iš tikrųjų, žinot savo teisės ir kreiptis į teismą galima, bet tai užtrunka daug laiko ir dažniausiai pinigų turi daugiau darbdaviai. Todėl jie laimi teismus, jie gali advokatui sumokėti, o mes liekam tiesiog praradę daug laiko, praradę atlyginimus, praradę kompensacijas. Kartokime šitą idėją, kartokime, didinkime žmonių kiekį ir tada, kai bus pilnas stadionas, pamatysite žmonės, kurie nieko neprašo ir nereikalauja, jų neįmanoma sustabdyti, nes tada tiesiog oponentai nežino, ką daryti, ko jie nori, ko jie tikisi. Būkime kartu, kvieskime savo draugus, pakartokime gal už mėnesio, gal už 3 savaičių, nežinau, tiesiog jeigu jau šiandien išėjom, tai išeikim didesnį auditoriją ir būkime visi kartu ir aš labai džiaugiuosi, kad mes truputėlį sujudėję į priekį galime visą tai vystyti toliau. Ačiū labai. Mūsų maksimistai, Norfos savininkai visi daro kartelinius susitarimus. Kodėl tos kainos visų prekybos centruose vienodos? Kartelinis susitarimas tai yra nusikaltimas. Sudaro kartelinius susitarimus. Jie susivienyje draugiškai, visi niekšai tie. Niekšai, nebėjau to žodžių, ir drąsiai sakau, niekšai susivienyje, nuperka valdžią ir paskui diktuoja kainas visoje Lietuvoje. Tai jeigu jie sugeba susivienyti, tai ar mes negalim susivienyti prieš juos? Galim ir vienykimės. Ir neikim pas juos pirkti pas tos niekšus. Jie tegu klopiasi mums ant kelių ir mažina kainas, nes kitaip nušluosim visus nuo paviršiaus. Ačiū. Tai dabar klausimas, kaip nušluoti. Ir čia visi aišku kalba jaunimas, bet iš tikrųjų, organizuojant šitą protestą buvo labai gražu žiūrėti, kaip žmonės iš skirtingų rajonų Kaune ima skrajutės, ima plakatus, kabina, dalina kitiems žmonėms. Iš tikrųjų nebuvo vien kažkokio tai jaunimo mistinio suorganizuotas šitas dalykas. Tai ir siūlyčiau tęsti visą tai toliau. Pirmiausia, yra Facebooko grupė, kurioje galima organizuotis. Taip pat yra Facebooko grupės kiekvienam rajonui. Tarkim, jau centro grupėje ten yra apie 40 žmonių. Galim kartu susitikti savo rajonuose ir spręsti, ką toliau daryti. Tai pirma. Koksai? G14 protestas, Kauno centro grupė. Jo. Kažkas kitas. G14 protestas, Kauno centro grupė. Bet taip pat galite sukurti G14 protestas, Žaliakalnio grupė arba Šilainių grupė ir taip toliau. Kitas dalykas. Turim pasiūlymą rinktis, tarkim, kas savaitę arba kas 2, kur nors irgi viešoj vietoj ir pradėti kalbėti, ką toliau darom. Tarkim, miesto sode šeštadieniais kas 2 savaitę. Ir dar vienas pasiūlymas tada būtų tie, kas neturi Facebooko, nes nebūtina jo turėti. Galite tiesiog prieiti, palikti kontaktus ir bandysim kaip nors visus susirašyti ir žiūrėti, ką toliau darom. Taip pat, jeigu būtų jėgų ir noro, tai man atrodo, man šiandien buvo tikrai labai smagu. Galėtumėm pakartoti dar po kokio mėnesio, ar ne? Labą dieną visi. Stovi klausausi ir žiūriu įdomu, gražu. Dabar čia nesenai buvo mokytojų protestai. Nesenai buvo mokytojų protestai. Dar anksčiau buvo profsąjungų protestai. Rezultatas nulinis. Kodėl?
nėra veiksmų. Čia prieš 2 žmonės šnekėjo metuose. Lenkiu savo žyvo galvą prieš jų žyvo galvą, aišku, ir prieš jaunimą. Parašiausiai, jeigu mes imsime mus į vieną tašką, tas taškas bus labai skausmingas. Jeigu mes braškysimės, nuome išbraškys. Taip, kad gal susivieninkim ir kokį vieną centriką pasiimam, rimčiau. Maksimum. Tegul būna maksimum. Nesvarbu, vieną centriką. Ir pamatys, jau yra rezultatas. 3 dienas šiokio tokio boikotą, ar ne? Kaip jie sako, šiokio tokio boikotą. Atsirado rezultatas. Kainos. Klaipėdoj, ar ne? Balionų šventę padarė šiandien, 12 valandą. 12 valandą Vilniuje padarė prie Balto tilto. Šventę žmonėms. Dėl ko? Vadinasi, bijo. O jeigu bijo, reikia imti ir duoti kalbės. Ačiū. Taigi aš irgi norėjau pasisakyti, labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, labai džiaugiuosi, kad čia gali būti ir svarbiausia dar norėjau pasidalinti tokią vieną idėją. Neužsiciklinkim man to, kad turim kas antrą savaitę dalyvauti miesto sode susitikime. Tiesiog kiekvienas savo širdėje jauskim atsakomybę ir prisimkim tą visuotinę dvasią, kad jeigu nusprendžia, kad nieko nepirkti iš Maksimos ir nepirkti iš Rimi ar iš kitokių prekybos centrų, nors ir nedalyvaujate, kažkur sužinote, neturite galimybės ateiti, vis tiek stenkitės palaikyti savo veiksmais. Tai yra šiuo atveju nepirkimu, ar ten iš vieno, ar iš kito, ar iš visų prekybos centrų. Aišku, aš tikiuosi, kad organizatoriai plačiau gal paskleis tas mintis, labiau gal sukoordinuos, sudėlios visą tą nepirkimo grafiką ar kažką, kad žmonės nemirtų badu. Tai tiesiog noriu dar kartą pagituoti, kad būtų konkretus prisidėjimas, nebūtinai gal kartais tą dalyvavimo išeina prisidėti, bet būtent tiesiog vykdyti tą tokį visuotinį bendrystės nusiteikimą. Labas, aš esu Žilis iš Prancūzija ir aš norėčiau sakyti jums, kad tokios demonstracijos yra labai svarbu. Yra svarbu daryti daug demonstracijos ir dirba. Jūs turite įtaką, jūs turite galą, su laiku. Jeigu jūs dirbate, jūs kalbate su kitų žmonių, visur, su visų žmonių. Įtaką jūs turite. Demokracija čia jums. Ačiū. Labą dieną visiems. Esu visuomeninės organizacijos, kuri nagrinėja žiniasklaidos objektyvumą Lietuvoje vadovas ir dėkingas organizatoriam. Trumpai norėčiau pasakyti, šiandieninės žiniasklaidos tikslas yra ne informavimas, bet žmonių nuomonės formavimas. Tai tie, kas turi pinigus, jie ir perka nuomonę gyventojų. Tai yra per populiariuosius žiniasklaidos kanalus yra formuojama mūsų nuomonė taip, kaip mes turėtume elgtis gyvenime. Ir nesvarbu, kad tose žiniasklaidos priemonėse dirba lietuviai įvairiuose portaluose. Tie portalai yra didžioji dauguma skandinavų, kaip ir bankai Lietuvoje. Jie susivienė, aš galiu pasakyti. Žiniasklaida, bankai yra susivienę ir šitie prekybos centrai didžiuliai. Ir bendrai jie visi veikia prieš mus. Tai dabar galite atsirinkti po šito renginio, kuri žiniasklaida nušvies šitą renginį ir kaip nušvies. Ir tuomet atsirinkite ir suprasite, kas kam dirba. Ačiū. Labai ilgai kaupiausi, bet kas man yra skaudžiausia šiai dienai, kad šito žmonių skaičius, ačiū jums visiems, bet tai tik parodo, koks mūsų yra sąmoningumas. Kiekvienas, nežinau, kiek kalbinau, tai kas antras sako taip, o ką tai pakeis, o kodėl aš,
Nu, ta prasme, mano darbė ten mažai įmonė, 10 žmonių, nei tik aš atėjau. Tai vėl, kodėl tokie pas mus žmonės, aš nesuprantu, nes pas mus 20% žmonių neturi ką valgyti. Pažiūrėkit per žinias, per visas ten bėdų turgus, ką rodo. Neturi kiti žmonės už ką į Lenkiją išvažiuoti. Mes dirbam ne tik už minimumą, bet ir dar beprotiškai ilgas darbo valandas. Ir už tos viršvalandžius niekas nemoka. Tai nežinau, aš tai manau, kad reiktų vienytis gal pirmiausia, kaip sakė, prieš darbo kodeksą, kad nebūtų dar blogiau negu yra dabar. Organizuoti galų gale tą parašų rinkimą. Bet aš neįsivaizduoju, kas nors pasiūlykit, kaip skleisti žinią, kas neturi Facebooko. Ta prasme, nes reikalingos lėšos krajutėm spausdinti, gaminti ir taip toliau. Tai kaip skleisti tą žinią, aš nežinau. Tai gal galima sąskaitą atidaryti vienonos vadu ir pervest pinigus ir viskas. Arba, net nežinau, bet čia šito įminutę. Gal rėmėjos yra? Dabar daleisk, mes rinksimės, nutarėm, kad rinksimės į mėnesį 2 kartus, taip, kas 2 šeštadienį. Bus parašytas tekstas, krajutės, mes kas galėsime, pasiimsime, dauginsime ir dalinsime kaimynams savo. Aš nežinau, ar reikalingos tos lėšos. Mes kiekvienas galim savo darbais prisidėti. Gal kas galės namuose spausdinti ir dalinti visiems žmonėms. Taip, aš bent tą galėsiu daryti, aš tikrai tą darysiu, taip. Ir man atrodo, vienas dalykas, kurį mes šiais Facebooko laikais esam pamiršę, tai yra šnekėti su kaimynais, šnekėti su giminėm, giminių balyje, šnekėti su vaikų mokytojom ir, nežinau, bendraklasiais, bendragrupiokais ir panašiai. Tiesiog nesigėdyti šitų dalykų, nes mes lietuviai labai mėgstam taip susisukti savo į kampelį ir to nedaryti. Šnekėti savo bendruomenėse, kad žmonės, kurie galbūt taip pat mano ir turi tas pačias problemas, nebesėdėtų, prisijungtų ir mūsų grupė augtų ir augtų. Dabar, kadangi mes apšnekėjom kelis dalykus, ką mes galime daryti, tai aš siūlyčiau, aš pasakysiu tuos kelis dalykus. Vienas buvo darbo kodeksas. Kitas tolimesni boikotai ir tolimesni protestai. Tai buvo organizavimas bendruomenėse pagal rajonus, kas ten kažką daryti kartu. Taip, ir organizavimasis bendruomenėse. Tai jeigu dabar yra mūsų, dar turime energijos, mes galėtume susiskirstyti į grupės ir pradėti šnekėti, apie ką darom toliau. Bet visų pirma, gal pakelkit rankas, ar yra kažkas, tikiuosi, kad gal daugas, kas norėtų kažką toliau daryti su būsimu darbo kodeksu. Labai gerai, tai aš toliau, ar kažkas norėtų kažką daryti su tolimesniais boikotais? O kaip su tolimesniais protestais? Nes dabar įvyko daugelį miestų. Šiandien mes buvom Kaune, kiti buvo savo miestuose, o vieną dieną gal visi galim susirinkti ir nueiti ir parodyti, kad mūsų yra daugybė tūkstančių prie Seimo, visi kartu iš visos Lietuvos. Gerai, tai pirmas planas, mes bandysim organizuoti protestą dar didesnį, daug didesnį su kitais Lietuvos miestais, kad būtume tikrai išgirsti. Kad Šiauliai buvo užslopinti, realiai ten tik keli žmonės susirinko. Gal 10, daugiau susirinko. Tai mes jau dabar matom, kiek mūsų yra. Jeigu visi pašnekėsim bent su keliais žmonėm, jeigu visi šitą žinią skleisim, tai mes galim tik augti. O jei oras bus blogesnis, tai nežinau. Rinksim pinigus, pirksim daug skėčių. Susirinksim Akropolio aikšteliai po stogu. Nereikia bijoti, kai mes daryti, prisidėti. Šitoj pusiai, kas nori dirbti su darbo kodeksu būsimu? Neapmokamas darbas. Jurgi, tu per tą ir pareigo iš karto. Tai jo, kas su darbo kodeksu, tada čia kur nors. Kas toliau dirba
sutampa su tuo. Darbo kodeksas kiek? Aš esu darbo kodeksas. Pensija nuo 14, darbo diena sutrumpinta iki 2 valandų. Gal aš pabaigsiu sakyti, tada Gerai. Gerai, o trečia grupė tegu lieka kažkur per vidurį, kas nori organizuotis dėl tolimesnių boikotų. Tai nežinau, ar yra kas nors su megafonu, ar kažkas gali tiesiog atsistokti šuktelt čia. Protestai ir boikotai čia kažkas panašaus iš tikrųjų. Ar kartu daryti? Gerai, bendrai pasitarę, kadangi nėra vieno organizatoriaus, nusprendėm, kad protestai ir boikotai kartu, tai šitoj pusėj. Tai tada aš nežinau, dar, manau, dabar persikeliam bendravimą į šitas grupės. Nežinau, dabar mikrofoną gal aš jau padėsiu, tai labai ačiū visiems susirinkusiem ir gal paskutinį kartą prisiminkim, kad mūsų daug ir mes auksim ir mes galim kažką padaryti ir paskutinį kartą riktelkim savo ir paplokim. Gal jau gana, dabar eikim į grupelės. Ir dar nepamirškim, kad visa informacija bus Facebook'e, jeigu kažkas neturit Facebook'o. Ateikit arba prie manęs, arba prie čia stovinčių žmonių, duokit kontaktus, su jumis bus susisiekta. Ir kelkit video nuotraukas į Facebook'o eventą, kad būtų visiems pamatyti galima